Aišku, judėjimas svarbus. Kodėl? Todėl, kad be raumenų masės nevyksta metabolizmas geras. Judėjimas tai labai svarbus. Longevity, visos anti-aging programos, kodėl apie tai kalba? Todėl, kad ne tik, kad mes nestorėtumėm, nepriaugtumėm svorio ir taip toliau, nes svoris ne apie tai. Svoris yra kaip apsauginė barjerinė funkcija, kai žmogus bijo, kai žmogui nesaugu, kaip jis negerai jaučias, tai tas svoris kompensuoja ir jį apsaugo nuo aplinkos. Tai va tą reikia žinot, kad dažnai reikia ne mažiau valgyti, o pasižiūrėti, kaip jaučiuosi, ar ne? Ir aišku, judėjimas svarbus. Kodėl? Todėl, kad be raumenų masės nevyksta metabolizmas geras, energijos ryškės apykaita, maisto apykaita nevyksta gera. Ir judėjimas mažina kortizolio kiekį, didina endorfinų, laimės hormonų kiekį ir veikia per autonominę nervų sistemą ir elementariai veikia net žarnyną judėdami.